Vladimir Vladimirovič. Ką? Norėčiau pirtį su juo pasidėti ir pasišnekėti, ranką paspausti žmogui. Ar viską padarė, manai, dėl Rusijos? Aš manau, dar viską padarys. Ja. Dar nepabaigė. Dar nepabaigė, dar didžioji pergalė laukia. Jums asmeniškai sankcijos kažkiek pasijutė? Nu, kaip jums atrodo? Nu ne, atrodo, gaunat viską. Sankcijos ant popieriaus. Reikia mokėti. Sankcijos ant popieriaus. Reikia mokėti apeit. Monakė sankcijų nėra. Tavo sūnaus, žinau, gimtadienis neseniai ir tai kokie dovanas kažkokias. Su Čelsiu skrisi išvykos rungtynės kartu. Tai Čelsis palaiko? Nu, nori nepalaiko, yra galimybė, tai ir skrisim. Turiu draugą ten vieną tokį. Darbuojasi klube. Apie Pribaltiką. Kokie, ką jie... Nu, man atrodo, maži šuniukai, kurie daug gloja. Čiuavas. Nu, žinai, tokie. Patvory važiuoja su dviračiu, šoka iš patvario, nuspirisi koją ir nuvažiuoja. Šit skaudas. Kur save matai po 5 metų? Savo šeimą? Palangoj. Man labai prie Baltijos jūros patinka. Turi 7 butus. Man Monakė per karštą, širdis streikuoja, biški, sakė, mažiau ikrų valgyti ir mažiau rūkyti. Tai kai frontas eis per Pabaltį neišvengiamai, kelintą dieną jau įsikels. Aš lauksiu jau ten, Palangoj. Pridavinėsi numeris. Taip. 3 dalykai, kuriais labiausiai didžiuoja savo šalyje gyvendam. Gamta. Uralas. Kultūra. Ir armija. Armija. Raudonoji. Tik tai raudonoji. Super. Dėkui. Spasiba man.